Taigi, šiandien atidarinėsime japonišką dar vieną boksą. Būtent iš šito kortelio seto galima ištraukti tikrai vertingų dalykų. Yra viena kortelė, kurios vertė yra $1000 net neįvertina. Tai ją ištraukia ir gali iš karto listinti ir pardavinėti. Minusas, kad pull rate yra labai blogi. Labai blogi yra. Nu, žodžiu, pažiūrėsim, ką ištrauksim ir galėsim patys įvertinti, kokie yra tie pull rate. Čia prieš akis matote kortas, kurias mes norėtumėm pamatyti savo šitoje pakuotėje, nes tuo atveju galimai mum atsipirks pakuotė, o pakuotės kaina buvo 150 ar 140 eurų. Taigi, kimbam į darbus ir kimbam atsidarinėti šitą boksą. Čia, jeigu neklystu, bus 10 pakelių ir čia yra garantuota, kad gausim iliustracinės korteles. Nu, žodžiu, arba gaidi, arba baisi gera. Yra garantuota. Šiaip japonų pakuotės atidarinėti labiau apsimoka. Žodžiu, netyčia kamerą pamačiau. Ką norėjau sakyti, japoniškas pakuotės labiau apsimoka atidarinėti, nes jų įvertinimas, jeigu siunti greitinti, dažniau ateina 10. Kodėl dažniau? Tai irgi galėsiu kada papasakoti. Čia dabar neįsivelsiu į šitas visas pasakas, bet pizdas traglinu atidaryti, ne? Ir turime, gerai, pasižiūrime, kiek turime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pirmas pakelis. Pirmas pakelis ir jeigu aš neklystu, čia reikia padaryti taip 1, 2, 3, 4 ir dabar reras bus paskutinis, nu čia karoči. Card trikas vadinasi. Galiu įvardinti, kaip aš matau tos pokemonus, nes čia dar plus japoniškai nejaukus. Tinkis vinkis kažkoks. O, goldfish, goldfish ar kaip? Elektro. Krokis. Ir šitą turime. Neįsivaizduoju, kiek kainuoja. Turiu atsidaręs, bet tikrai nepatenka į tą sąrašą, kad būčiau aš super wow. Gerai, galim keliauti. Toliau. Bet reiškia, gerai padariau. Reiškia 4, 1, 2, 3, 4. Taip. Ir važiuojam. Mergaitė. Čia nežinau, mergaitė. Ir tai su tokiais komentarais galima ir prisižaisti, ne? O, čia tasai Jabra, o, matau, šitas, man rodos, kainuoja šaibą, bet tik tai angliška versija. Šitus tokius holo galima iš šono dėti. Abra. Blemba, graži korta. O, įvis, šitas hitas. Tram vienas doltas, negreidintas, aš atsidaręs, matau, let's fucking go, tram vienas, let's go, šitą siūsim karočią greidint, šitą, padėdu dabar iš šono. Žodžio, šitą kortelę sumaišiau su šita, tai neklausykit, nu tipo, čia Woflin tenai šneku apie beleką, bet šneku apie šitą kortelę, o ne apie šitą nieko verta. Sudėsiu į slyvus korteles, kad neprisiprikolinčiau, kad vertė nenukristų. Gerai, galim keliauti toliau, reikia šitas tik tai gražiai irgi susitvarkyti. Gerai, gavom vieną iš... Nes čia pagrindė visų kortelių kaina, visos retos kortelės yra EVO evoliucijos ir EX formoje. Tai, nu, kaip... Oi, pala, reikia. Kartrika 1, 2, 3, 4... O, robotukas, žuvytė, profesorius, pinigas. Oi, čia 2 ištraukiau. Ir... O, šitas buldogis. Buldogi. Bet nepanašu. O, dar viena už jo buvo korta. Bet iš kairės nepanašu, kad... Iš kairės matosi, kad... Kiemšunis. Neoriginalų šuo nebūtų brangi kortelė. Aš tik noriu tiesiog gauti EVO kolekciją visą susirinkti. Bibidėjau, galim taip atidaryti, biškai gal greičiau, šitas reras. O taip, šiam 9 kortelę, ar aš matau kažkur čia greitai šiam 9 kortelę. Nematau, bet atrodo, kad šitą turėtų irgi kažkiek kainuoti, bent 20 tai minimum, Ir kažkas man ten rašė komentarus, kad čia, oi, koks čia hypas jau čia senai. Tai hypas, tai jeigu pažiūrėtum, tai hypas prasidėjo ganėtinai nesenai, jeigu žiūrėtum, Pokemonai muša dabar naujus all time high. Tai... Peržiūrėse, paieškose visur visą kitą. Tai matau, kad dabar yra pats naujausias ir pats stipriausias bumas. Iš tikrųjų, čia biškai gal nusišnekėjau, nes pamiršau, ką aš šnekėjau, užsižiūrėjau į korteles. Dar nepratusios smegenės daryti 2 dalykų vienu metu. Nu, davai, galima ištraukti Godpacką. Godpackas, kai visos kortelės būna tipo pačios tenai rečiausios. 1, 2, 3, 4... Taip atnešė gal good lucką, galbūt good luckas geresnis. Čaks.
Ai, skaudu žiūrėt, norėtųsi, karočią, tos kortikės. Kortikės iš viską čia pervadarasi. Embrionas, ar kaip jisai vadinasi. Jei jau ką, kodėl aš taip pat apsirengęs kaip per pirmą Pokemono atidarimo video, nes nesenai, blemba dabar nežinau kiek kortelių, nes nesenai filmau aš jį čia, galima sakyti, vėl atidarė. Opa, tokį dabar. Irgi nematau čia greit prieš akis, bet šitas turi tikrai gražų artworką. Graži korta, tikrai verta dėmesio. Na kągi, liko dar 3 pakeliai. Ir galim padaryti tą. Labai užpisa, kai 4, kai būna viena korta, tai pohu, perdėdi ir viskas, dabar tai čia filmai. Ką, liko 2 paskutiniai pakeliai. 2 paskutiniai pakeliai liko. Ant geros sėkmės, Dainu jau taip, kadangi atsukau, tai ir taip galim keliauti. O, šitą turiu anglišką versiją, žinau, kad jinai visai kainuoja, nėra nieko verta, bent anglišką versiją, bet neverta siūsti, bet gražiai atrodo. Nu ir ką, turime last packą, paskutinį pakelį. Dai, good luck. Dai, padarom šitos kortelės, nors ne, norėjau sakyti. Jeigu šitas videos, bet jūs pažiūrėsit kokią kortelę ir tada rinksit laikus. Norėjau sakyti, kad šitos kortelės vertę atiduosim vienam iš komentatorių, jeigu bus surinkta 100 laikų, bet jūs tiesiog pažiūrėsit kokią kortelę ir jeigu gera kortelė, tai ir surinksit tos laikus. Oi, bet būtų nepasisekę. Na ir kągi, mūsų šitas vaizdo įrašas ties šitą vietą ir baigėsi. Aš keliauju iš karto filmuoti kitą. Čia jums sneak peekas. Keliauju atidaryti kitą. Ir pagal tai, ką aš čia matau, tai neatsipirko, nebent jeigu iš jūsų greidinti bus gerai įvertinta. Let's go.